Taip, ir su mumis kartu visuomenininkas, gal taip būtų apibūdinti Zigmo Vaišvilo statusą. Nežinau šitos savokos. Žmogus, kuriam visuomenės problemos yra nesvetimas. Žinau, kad tau nepatinka, man skamba išdidžiai nepriklausomybės akto signataras. O man atrodytų, kad čia diskusijų objektas. Gerai, bet mes dabar ne apie tai. Aš citatą pradėsiu, galima? Galima. Paskelbus apie tai, kad sieksiu prezidento postų, sulaukiu ne tik palaikymo, čia iš mūsų, bet ir klausimų susijusių su mano biografija, čia iš Zigmo Vaišvilos. Todėl dar kartą mėginsiu atsakyti tiems, kurie sukluso girdėdamas įvairių skleidžiamą melą apie mane. Čia citata. Nekeičiu linksnio dėl to, kad tai parašyta. Pirmas. Ar Konstitucija sunku ištarti iš tą patį žodį? Kol... tu mane užkėti. Bendradarbiavau, ar ne lietuviškiau bus? Mykolo Burokevičiaus partija. Po kovo 11. Ne, nes 89 metų gruodžio mėnesį prisijungiau prie atskilusios LKP, kurie vadovavo Algirdas Mykolas Brazauskas ir gavau laikiną pažymėjimą. O birželio mėnesį apsisprendžiau nutraukti dalyvavimą, bet kurioje partinėje veikloje ir šiuos 23 metus nebuvo jokios partijos narė. Čia sustojama, ne? Sustojama. Kaip ten su to pažymėjimu staiga atsirado? Labadiena. Tiesiog, Zigmas Vaišvilas, dar. Bet čia savim grožiai išgražėjame. Gerai, kaip atsibodo man šitą temą. Bet klausykit, pats įlindote į tą vežimą, esate dabar ekspertas. Pradininkas esate, ne, čia kaip tas pervoprachodsas. Dievai žinom. Vienas iš tokių bent jau. Gerai, tai dabar prezidentė pabandė sakyti į tą klausimą. Mažiau žinote dabar negu prezidentė. Ne, pabandė sakyti į tą klausimą, kurį jūs keliausia žinote. Čia abejonių nėra dėl to. Ar atsakė jums į klausimą? Nes iš tikrųjų, tai tas klausimas, kurį jūs bandote paklausti jau ne pirmus metus. Tai ne tik šitą klausimą, bet ir visus kitus. Gerai, bet teismas neleido atsakinėti. Ne, bet ar jūs patenkina tokie atsakymai? Tai, kad nėra atsakymų, tai yra pakartotas tas pats melas dar kartą, tai tadaėdam per klausimą. Prisijungiau prie atskilusios tos ir yra laikinas pažymėjimas. Sako, suinteresuotas žmogus, tai reikia gal tikėti. Ar jūs turite tokių duomenų, kad to nėra? Prieš keletą mėnesio, gal ir daugiau, kai jau niekaip nebepadėjo, raštu paklausiau kaip signataras, naudodamasis to nelaimingo įstatymo suteiktomis teisėmis. Kodėl nelaimingo? Jums laimingas? Kai kam nelaimingas? Aš irgi negaliu vertinti. Jo subjektyviai vertinsiu. Tai atsakė pavaldinė ir pirmą kartą nuskambėjo būtent tas atsakymas, kad jį tariamai atseit įstojusi į savarankišką LKP ir aš pasakiau spaudos konferencijos Seime, negražu melą dangstyti pavaldinės lūpomis. Tai dabar pirmą kartą jinai pati pasakė. Va čia, sako, tariamai ir taip toliau. Atsiskirimas vyko 1989 metų gruodžio 19-20 berods. Taip. Per Brežnevo gimtadienį. Brežnevo 19, Zigmo 20. Jūs pagal tai orientuojatės, kad jūsų gimtadienį. Labai gerai atsimenu. Taip, ir atsiskyrė. Iš 200 000 tie, kurie atsiskyrė, visą šitą informaciją tuometinis prieš 5 metus partijai vadovavęs Gediminas Kirkilas išsamei paaiškino prieš rinkimus. Visi rašė pareiškimus, 50 000 išeinantis, kad išstoja iš TSKP, visi rašė pareiškimus, kad stoja į savarankišką LKP. Ponios Dalios Grybauskaitės šitų sąraše nėra, mandagiai pasakius. Antrą argumentą pasakysiu. Kur tie sąrašai? Čia tiesiog pateiksiu. Partija turi sąrašus dalį. Ir jūs jų užklausėte? Jo, tai buvo dar prieš 5 metų, pernai dar kartą klausiau, tai jie sakė, į archyvus pridavė. Jūs žodžiu klausėte, ar turite popierių? Viską dėliau raštais. Aš pavojingas. Dabar gyveni mokaisi. Ypač kai su teismais turi klausimų. Tai antras dalykas. Mes žinome Mykolo Burokevičiaus ir Algirdo Brazausko akistatą Maskvoje per Kalėdas 89 metų. Kokiais epitetais Burokevičius apibūdino šitą pusę, lietuvišką pusę, savarankišką. Ir žmogus,
kuris būtų nuėjęs į savarankišką LKP, Burokevičiaus komandoje niekada nebūtų buvęs. Tai tokiem dalykam įrodinėti, manau, nieko nereikia. Galų gale mes turim aibę liudyti. Plaukit, gal jie nežinojo. Taigi tas, kuris parašė pareiškimą. Dar žinai, ne visi mirė. Atsiprašau, Algirdas Brazauskas miręs, bet yra visi, kurie organizavo. Kai parašai pareiškimą, kad tu ten išstoti, tai gal tas Burokevičius nežino, kad ten kažkokia eilinė partijos narė staiga parašė pareiškimą. Maža ką? Tai, žinokit, minėjau, Jonas Arvasevičius toks buvo Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėstytojas, kuris buvo renkamas tos partinės organizacijos į suvažiavimą, kuriame turėjo vykti atsiskirimas. Tai po to, kai jis pasakė, kad jo tokios nuostatos už savarankišką LKP buvo nušvilptas, mandagiai pasakius, nušvilptas ir buvo kitas išrinktas kandidatas. Tai tokia buvo atmosfera toje įstaigoje. Antras dalykas. Burokevičius nebūtų leidęs daryti karjeros niekam, kuris nuėjo su Brazausku. Pasiskaitykit, yra knygelė išleista apie tuos atsiskirimus LKP žmonių surašyta. Panagina, čia yra antras punktas, mes prie dar prieisime. Gerai, dabar pabaigiam atsiskirimą. Tai kaip dabar Tai yra 89 metų, berods gruodžio 27 dienos įsakymas Vilniaus aukštosios partinės mokyklos priklausančios LKP TSKP platformoje, vadovaujama Mykolo Burokevičiaus, centro komiteto visi kadrai skirti, sausio 13 byloje tų kadrų apie 800 yra išvardinta, tame tarpe visi Vilniaus aukštosios partinės mokyklos. Visi. Tai be abejo, nes skiriami šitos ir išlaikomi šitos partijos buvo. Tai ponia Dalia Grybauskaitė tampa mokslinė sekretorė, už tai dar Burokevičius struktūra primoka 30% priedą prie atlyginimo. Tai mokslinė sekretorė visiems sumokėjo, ne tik čia apie premijas. Čia kitais metais apie premijas. Kalbam, tampa vieno iš vadovų. O prieš tai buvo jinai dėstytoja. Dėstytoja. Politekonomijos dėstytoja. Ir po to tampa mokslinė sekretorė. Kas tarybinės laikais instituto mokslinis sekretorius, tai yra žmogus, be kurio parašo jokia ataskaita. Tai dar patikslinam, atsiskyrus, taip? Ir dar padaro karjeros žingsniuką. Taip, iš karto. Grįžta Burokevičius iš Maskvos ir prašau. Tai dabar jis sako, kad turi kažkokį laikiną pažymėjimą. Tegul parodom. Čia jūs dabar kaip Obamos tokį Ne, gerai, yra ribos. Galima tyčiotis iš visų. Tai yra kalbama jau 5 metus. Dokumentas ant stalo. Žiūrėkit. Tai nėra to laikinos pažymėjimo. Iš tikrųjų, keista forma įrašęs Facebook'e, ne spaudos konferencija, kad nebūtų klausimų atsakymų. Čia modernus yra būdas, nesikabinėkime prie informacijos pateikimo būdo. Aš įdėčiau bent jau tą faksimilę tada jau Pabandom išsiaiškinti, ar apskritai girdėt kažką apie tokius laikinus pažymėjimus? Buvo tokie? Negirdėjau. Šitą turi tema, tie, kurie išdavinėja, reikės... Matot, ponia Grybauskaitė tada turėtų būti meluodama bent nuosekliai. Nevartokit šitų savokų, aš nenoriu būti liudininkas. O kaip vadinasi? Ką sakė Zigmas Vaišvilas? Aš manau, kad Zigmas norės būti paduotas į teismą ir būtų visai jam smagu, bet nieks nenori kažkaip. Matai, kalbėkim vėl tada rimtai. Tai aš tikiuosi per paskutinius metus nepraretinta dar ta byla, kuri archyve yra, kuri jau šiek tiek buvo praretinta. Yra tas įsakymas dėl tapimo mokslinio sekretoriumi. Gerai, einam toliau. Taigi dalyvauja visuose susirinkimuose ir visą kitą. Leiskit čia moderatorių įsitilti. Antras punktas. Kodėl likau dirbti partinėje mokykloje? Čia klausimas, taip supratau. Po 900 kovo 11. Po 11 dienos vyriausybės potvarkio aukštoji partinė mokykla buvo perduota Vilniaus pedagoginiam institutui. Turėjo būti perduota, vyko perdavimas. 90 kovo 11 vyriausybės potvarkis numeris 64-65 kovo 11. Jūs vice buvote... Ne. Tada ponia Prunskinė. Teisingai, tada dar ne. Dabar toliau. Laikinoja premjera. Tačiau jau kovo 25 dieną patalpose įsitvirtinus rusų kariuomenės daliniams išėjau atostogų, pradėjau ieškotis darbo. 90 metų birželio mėnesį galutinai išėjau iš šios įstaigos, o jau rugpjūtį pradėjau dirbti Lietuvos ekonomikos ministerijos ekonomikos institute. Nu ką, nieko čia kriminalinio. Žmogus nedirbo partinėje mokykloje,
o tiesiog padarė buitinį žingsnį. Neišėjo į gatvę, o tiesiog laukia, kol sumokės paskutinį atlyginimą. Aš manau, kad čia yra paprasta, normalu. Pragmatiška ir čia, man regis, jokio kriminalo. Tik labai užmiršta, ką jinai pati prisišnekėjo, pavyzdžiui, 12 metų gruodžio mėnesį laidoje su Rita Miliūtė. Kai sakė kitus dalykus, kad netostogavo, o mažus karus kariavo ten. Bet čia metafora, sutikė. Čia yra metafora. Kiekvienas savo darbo vietoje kariavo mažąjį karą. Šnekam apie faktus. Aš tikiuosi, dar tebėra byloje šitas įsakymas, kurio kopija yra internete, Janutinės knygoje ir turi ne vienas, kas kilnoja šitą bylą. Tai yra taip, yra įsakymas dėl jos atostogų. Man atrodo, apie balandžio pradžią, o taip žmogus kiekvienas turi teisę pailsėti, bet ne 3 mėnesius, o ten keletui savaičių. Ir pati prisipažino, kad dirbo bent jau iki birželio. Bent jau kaip ir sako. Bet birželio mėnesį gal neišėjau. Paskutiniai dėstytojai iš ten beje išėjo gruodžio pradžioje. Zigmai, bet čia nieko baisaus nėra, normalu. Gerai, normalu. Patvirtino kovo 25 išmetami visi iki vieno pedagoginio instituto darbuotojai, studentai, ginkluota sargyba vidaus kariuomenės, leidimo režimas ir kas ten daromas perversmininkų štabo vienas iš bastionų. Tarybų Lietuvos radijas, Tarybų Lietuvos laikraštis, rusų, lietuvių, reiškia, lenkų kalbomis. Ten iš šitą įstaiga bando organizuoti į kažkokį metodinį ten rusų kalbos centrą ir panašiai. Visa šita yra sausio 13 byloje, aš nebenoriu to kartoti, tą ramiai pasakiau. Žmogus iš metus laiko nenori jisai dalyvauti tam procese. Kolaboruoti. Ištariau tą žodį. Tai neišėjo jokių atostogų. Pabuvo kelias savaitės atostogose, dirbo toliau iki pat galo šitos įstaigos. Tai, sakykime, daiktus tikrais vardais. O ką reiškia įstaigos birželio mėnesį? Aš visiškai sutinku su Vyteniu Andriukaičiu. Takoskyra buvo akivaizdi. Kas nuėjo su Burokevičium, tas nuėjo su Burokevičium. Jis juos pavadino kolaborantais, aš sutinku su to teiginiu. O kas nuėjo su... Akivaizdu, akivaizdu, kad einama į nepriklausomybę, visi žino kursą, kovo 11 visiems aišku, kad yra nepriklausomybė, visiems aišku, kad yra ekonominė blokada po kovo 11-osios, visi žinom priemonės, visi žinom, kad Mykolas Burokevičius daro alternatyvinę valdžią, perversmininkų štabą ir vysto visą veiklą. Ir žmogus pasirenka ir Vytenis Andriukaitis labai teisingai apibūdino. Buvimas toje stovykloje yra taip, pasikelkit sausio 13 medžiagos bylą, apie 800 tokių LKP, TSKP, CK lėšomis. Bet vis tiek, būtų protinga skirti aktyvius dalyvius nuo pasyvių dalyvių. Tai čia šiuo atveju. Kodėl niuansų? Jeigu žmogus nedalyvavo, tai kodėl jie apkaltinti, kad jis dalyvavo? Tai mes gal nevertinkim. Teismas vertina, kas traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, kas netraukiamas. Pavyzdžiui, buvęs rektorius Sigismundas Šimkus, jau amžinatilsį, už bandymą vykdyti vyriausybės potvarkį. Jis buvo iškart atleistas ir jo vieton paskirtas to paties Burokevičiaus vadovaujama CK Valentinas Lazotka, CK sekretorius ir Vilniaus miesto šios partijos. Aš čia neižvelgiu heroizmo, kad žmogus, bet aš čia neižvelgiu nusikaltimo sudėties. Ne visi privalo būti herojus. Jeigu žmogus ne herojus, tai dar nereiškia nusikaltėlio, ne? Tai tvarkoja, aš lygiai tą patį noriu pasakyti. Žmonės reikia vertinti pagal darbus. Tokia mano nuostata buvo ir jinai nesikeis. Bet mes šiuo atveju kalbam apie Lietuvos valstybės vadovą, kuris nesuprantama, kodėl 5 metus slepia tuos faktus. Kiekvieną faktą reikia, atsiprašau už neliteratūrinę kalbą, išmušinėti ir nežiūrinti tai vis tiek maloja. Kazimieras Prunskienės dalyvavimas prezidento rinkimuose parodė, kad čia didelių baimių lyg ir neturėtų toje pusėje būti. Prisimenat, rinkimų įkarštis, Šatrija, kolaboravimas, nekolaboravimas, bendradarbiavimas su KGB ir visą kitą. Rinkėjai iš principo nieko tame neižvelgia baisaus. Tai, matot, tai gerai, tai Kazimiera Prunskienė
Kaip pasakyti, ar atsimenat, kad Dalia Grybauskaitė atsisakė akistatos praėjusią rinkiminę kampaniją su Kazimiera Prunskiene. Būtų, manau, jeigu įdomus. žmogus 89 metais stovėjo Baltijos kely, tai tada galima būtų sakyti, kad 90 metais jis ten neišėjęs tai jis tiesiog, tvarkė buitinius reikalus. 2 kartus stovėjo Baltijos kely, 2 vietose. Tuo pačiu metu skirtingose vietose. Ne, jūs čia, taip sakant, bet aš sakau, kad gal galima rasti lengvinančių aplinkybių ir nebandyti sakyti, žinot, neišėjai iš darbo į gatvę, tai esi kolaborantas. Tai bet klausykit. Dabar pakalbam tada tokius dalykus. Kodėl žmogus paprastai to nepasako? Kaip Kazimiera Prunskienė deklaravo, jinai nesutiko su KGB reikalais, čia atskira tema. Bet buvo teismas, buvo viešas nagrinėjimas, viskas įvyko. Taip. Man nekėlė abejonių, aš savo nuomonę dėl to pasakiau dar 91 rugsėjo tiesioginėme Lietuvos televizijos eteryje. Bandė mane pamokyti pasikeitus valdžiai, į generalinę prokuratūrą buvo raštas, kad man būtų baudžiamoji byla ponios. Bet tai ką darysi? Faktai yra faktai. Tačiau šiuo atveju mes kalbame apie valstybės vadovą, kuris 5 metus slepia šitos faktus ir jeigu kažką pasako, tai pasako tik tai po aibės visokių nesusipratimų, aiškinimusi ir ne tik, kad pasako, bet ir toliau sako netiesą. Tada natūraliai klausė savęs, kodėl taip vyksta. Ir mano rezume kol kas yra toks, reiškia, kažko bijo, kažkas valdo mūsų šalies vadovą. Jeigu... Gal tiesiog neteisingas supratimas apie... Ne, bet gerai, grįžkime... Galima sampratauti, bet tada būk mielas, gal nepretenduok į valstybės vadovą. Tai kodėl gali pretenduoti? Tik įdėsiu vieną. Aš čia po to Facebooką paskaičiau ten tos atsiliepimus, komentarus. Aš suprantu, yra 2 aiškios grupės. Vieniems nereikia jokių atsakymų, jie viskas aišku, jie visi sako, sveikinam prezidentę, ačiū labai, nesąmonė čia klaust, gerai, kad pasakėt, bet to mums nereikia ir taip toliau. Tai yra kategorija žmonių, kuriems jokios diskusijos nereikia. Tai yra kategorija žmonių, kuriems irgi nereikia diskusijos, nes jie viską žino. Tai yra žmogus, kuris netinka būti prezidentu dėl įvairių priežasčių. Ir tada tegul būna kažkas, bet kas kitas, tik tai ne jie. Bet kas. Yra žmonių, ir juos tikiuosi mes čia apeliuojam, kurie įdomu, kas čia vyksta. Ne, tai aš supratau, kad faktologija, už tai noriu pakartoti. Esmė, ta prasme, kad kadangi tyrinėjo tą istoriją pakankamai išsamei kaip žurnalistas, aš įsivaizduoju, žurnalistas turėtų tą daryti, ponas Zigmas Vaišvila, taigi, laikinų pažymėjimų LKP, kuriai vadovavo Brazauskas, formaliai lyg ir nebuvo, jeigu būtų, tai čia būtų vienintelis unikalus, ne, aš suprantu, vienas niuansas. Antras niuansas, tai yra pareiškimas apie išstojimą ir įstojimą, kurie buvo archyvose, visų kitų buvo, čia nebuvo. Tai yra 2 faktai, kurie, iš tikrųjų prieštarauja pirmam bent jau tam. Bet juos turbūt įmanoma patikrinti. Pirmiausia, reiktų pačiupti tos žmonės, kurie dalino arba nedalino tos pažymėjimus laikinuosius, jie patvirtins faktą. Antras dalykas, pažiūrėti archyvuose. Taigi ką, jie archyvų uždaryti ar ne? Kur dabar tie archyvai yra, gal atiduoti? Kadangi šitas klausimas dėl buvimo, nebuvimo savarankiškos LKP narių atsirado prezidentės leksikone tik tai praėjusių metų antroje pusėje, daugiau kaip 4 metus nebuvo tokios versijos. Buvo viskas aišku, jinai sakė, tik išmečiau Burokevičiaus partijos bilietą, neaišku kur, neaišku kada. Tokia buvo versija. Dabar jau nauja versija. Tai neprieštarauja vienas kitam, išmetė bilietą. Prieštarauja. Niekada nesakė, kad buvo LKP, savarankiškos LKP narė. Niekada nebuvo, išskyrus praėjusių metų. Aš taip atsakingai nesieku, geografijos vingių. Dėja seku. Tai tik tai po to, kai kaip signataras paklausiau, tada gavau kanceliarijos darbuotojos atsakymą. Pirma kregždė buvo tik tai pernai antroje metų pusėje. Pakeista versija, kaip ir išvykimą į Džordžtauną metai. Tai šitoj vietoj tada teko dar kartą paklausti socialdemokratų partijos, perėmėjos šios partijos. Jie pasakė, neturim, dabar atidavė į archyvus. Archyvą ypatingai paklausiau, jie sako, neturim.
Nu, niekas nieko neturi. Pasimetė. Ir problemos nėra. Ne, iš tikrųjų, dokumentų metimų tik prisimenu, kad aš įsibėgėjęs išmečiau karinį bilietą iš džiaugsmo, galvoju, ai, nebereikės, o paskui... Aiškiai įdomi dalykai. O paskui, kai reikėjo to karinio bilieto, kažkodėl tai reikėjo pradėjo. Tarp kitko, aš Labai juokinga buvo. išsaugojau karinį bilietą ir padariau tą sąmoningai, nes Okupacinės kariuomenės jo, karinį ir bilietą. turiu iki šiol su, kaip ten palau dabar, vyr leitenantų net laipsnį. Kolaborantas. Akivaizdus kolaborantas studijai. Beje, aš irgi išsaugojau. Beje, tuo metu buvo kaip tik laikotarpis ekonominiai blokadai, prasidėjus visi smaigstai jos. Tiesiog po 90-ųjų balandžio 20-os, kai gavau įkairį Maironio gatvėje, tai pas mane į namus po ligoninės prisistatė Lenino rajono komisariato, kurio įskaitoje buvau du. Vienas pulkininkas, kitas papulkininkis ir supažindino mane su gynybos ministro, reiškia, Jazovo įsakymu, kad už lietuviškai būtų taip už elgesį nesuderinama su garbingos tarybinės armijos karininko vardu man atimamas laipsnis. Tai koks buvo? Atsargos leitenantas? Baigus aukštai leitenantas. Po to buvo dar po kažkiek metų vyr leitenantas. Tai tada aš supratau, kad čia yra dokumentas vertas dėmesio ir nusprendžiau neatiduoti. Dėti archyvą. Aš čia dar trečias klausimas, bet sąmoningai mes jo nelietėm. Mes iš tikrųjų klausimas yra kvailas. Mes su Ginu jau sutarėm, kad vaikai už tėvus nesako. Ne, šito aš nežinau, ten ekspertai gavo atsakymą iš archyvų. Nes čia vis tiek nenoriu komentuoti. Nes čia yra visai jokia daina. Tai prezidentas klausė, todėl jinai paklausė savęs to klausimą. Taip, bet tiesiog kažkaip ne prie ko čia, mano regis. Trečias klausimas visiškai. Nu, čia dabar yra mėgstančių. Laikas baigėsi. Aš tik noriu paklausti, kodėl jums atrodo, kad visiškai nesvarbu Tėvynės sąjungai, partijai, šitie visos peripetijos? Jie negirdi, nemato, nesidomi. Socialdemokratų archyvas. Tai socialdemokratai, tai čia yra jų archyvas. Tai kam reikia Tėvynės sąjungą gilinti socialdemokratų archyvą? Na, aišku, reikia vėl klausti konservatorių, tačiau mano nuomonė, tai ką, versija tokia, akivaizdžiai yra sudarytas alijansas. Ir dirigentas, dėja, Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius. Taigi, ačiū Jums, Zigmas Vaišvila, laida